Sveikos visas vėl sugrįžusi mano kanalą. Šiandieną kalbėsiu apie tokį temą, kuri iš tiesų yra labai įdomi, būtent šiuo žiemos laikotarpiu. Tai yra įdegis ir kalbėsiu būtent apie savaiminio įdegio priemonės. Kadangi Lietuva, mūsų žemė tikrai nelepina mūsų saulės spinduliais ir įdegio mes negauname tiek ir įdegti, man atrodo, žiemos metu laikotarpiu tikrai nėra įmanoma. Todėl kiekvienas pagal savo galimybės ir norus renkasi kitas įdegio alternatyvas. Mano manymu, pirmą vietą būtent tokia procedūra, kaip įdegti, užima soliariumas. Kaip visose iškabose matome, kad ten yra gaunamas vitaminas D. Taip, iš tiesų taip yra. Tačiau soliariumų minusai yra keli, kad soliariumų kosmetika iš tiesų nėra labai pigi. Ypač geresni kremai kainuoja apie 20 eurų ir tikrai tubelės nėra labai didelės. Soliariumų ir kabinų kainos taip pat skiriasi nuo intensyvumo ir kokį įdegio norėtume. Taip pat ne kiekviena ryžtasi tokiam žingsniui, nes išties būtent baimė, kad susirgsi kažkokiamis lygomis ir tikimybė labai smarkiai nudegti, nepasirinktas taisyklingas laikas arba per didelis laikas parabūtas pirmą kartą iš tiesų gali sukelti galbūt ir svaigimą ir visokius kitokius procesus. Alternatyvų būtent soliariumui yra labai daug. Tai yra pirma priemonė, tai yra servetėlės, savaiminio įdegio servetėlės, kurios labai lengvai padengia, galima padengti, tikrai kiekvienas tai sugebam. Įvairūs aliejjukai, kurie paskaistina odą ir tampa jinai gražesnė, kremai, purškikliai ir tiesiog gausa visų priemonių yra labai didžiulė ir pasirinkimas didžiulis tiek kainos atžvilgių, tiek kokybės atžvilgių, tiek atsiliepimų atžvilgių. Ir pagal atsiliepimus ir visas kokybės ir kainos atžvilgius pasirinkau šiandien apžvelgti dviejus produktus, taigi pradėsiu nuo pirmojo. Taigi, pirmoji priemonė yra Garnier Ambré Solar purškiamasis savaiminio įdegio purškiklis ir su abrikosų ekstraktu. Išties šią priemonę pasirinkau visai atsitiktinai. Tiesiog labai keliaudama į vieną gimtadienį ir šventę labai norėjau atrodyti šiek tiek įdegusi. Pasirinkau Intense spalvą. Apie šio purškiklio gerąsias savybės tikrai galėčiau kalbėti nemažai. Gerosios savybės, kad kvapas yra labai skanus, tai abrikosų sumaišytas, nežinau, su kažkokiu aliejumi. Visiškai nesausina odos, nes aš turiu labai sausą odą. Padengimas labai patogus, nes purškiklis turi labai patogų dozatorių, labai smulkiom dalelėm purškėsi. Ką pastebėjau, kad purškiklis purškiant ant rankų tiesiog rankos buvo tamsesnės, nors maždaug beveik visur kūną visą tolygiai purškiau, koja šiek tiek liko šviesesnis, nežinau kodėl, tačiau taip išliko. Labai geras dalykas atradau tai tame šiame produkte, kad netepa drabužių, visiškai rengiausi taip pat šviesius drabužius, jokio tepimo nieko nebuvo, labai greitai išdžiuvo. Tiesiog pastebėjau kelis minusus, kad praėjus savaitei jisai nelabai tolygiai nusiplauna. Šiose vietose, kur yra pažastis, tai tiesiog galbūt nuo kvepalų, galbūt nuo kokio nors dezodoranto, tiesiog tas įdegis labai dingo netolygiai, kažkokios dėmelės liko. Tai būtent šio produkto minusai tai tikrai nelabai malonus būdavo, tačiau šiaip iš esmės jo produkto kaina yra apie 9 eurai. Produktą tikrai rekomenduočiau toms, kurios bijo eiti į soliariumus, galbūt bijo naudoti šiek tiek rimtesnės savaiminio įdegio priemonės, galbūt kurios nepasidengia tolygiai. Šią priemonę iš tiesų labai lengva naudoti, taigi rekomenduoju toms, kurios tikrai nori išbandyti. Taigi, toliau kalbu apie savaiminio įdegio priemonės ir antroji priemonė, kurią šiandien apžvelgsiu, tai yra Fake Bake Travel Kitas. Taigi, apie šios dėžutės turinį. Tai pirma priemonė yra Body Scrub, tai yra kūno šveitiklis, kurį reikia tą šveitimą atlikti prieš procedūrą. Toliau yra savaiminio įdegio tas kremas ir galiausiai yra kremas po procedūros. Taip pat įdėta tokia kempinėlė padengti būtent tam savaiminiam įdegiui ir taip pat toksai nedidelis dozatorius būtent purškikliui, kad jį įdėti ir tolygiai paskirstyti.
Man ši procedūra atrodė labai sudėtinga ir aš galvojau, tikrai jos neįveiksiu, tačiau išbandžiusi tikrai suvokiau, kad atlikti ją labai lengva ir nėra sunku kiekvienam. Taigi pokyčius galite matyti šioje foto. Įdegis iš tiesų labai tolygiai pasidengia ir po pirmojo plovimo tikrai nepastebėjau jokių ruožų ir jokių dėmių ant savo kūno. Tai pavyzdžiui, jeigu darote depiliaciją prieš šią procedūrą, ją reikėtų atlikti prieš kokias 2 dienas, kad nebūtų jokių paraudimų. Odą prieš šią procedūrą tiesiog geriausia nušveisti su šituo šveitikliu, kurie jie siūlo ir jis krenta. Vėliau nenaudoti jokių ten kremų, aliejukų kūnui, nes kūno oda turi būti sausa. Ir jeigu turime kažkokią šiek tiek paraudusią odą ties alkūnėmis, ties keliais, tiesiog pasitepti šiuo kremu ir tiesiog šiek tiek suminkštyti odą, tačiau šiaip absoliučiai turi būti oda sausa be jokių papildomų kremų. Taigi visos rekomendacijos po procedūros yra labai tikslios ir aiškios. Būtent panaudojus savaiminio įdegio procedūrą, po procedūros praeis apie 6-8 valandom, aš man atrodo, kokių 7 valandų, tiesiog tą pirminį įdegį nusiprausti. Tikrai nenaudoti jokių šveitiklių, tiesiog lengvai ir kempinių nenaudoti, tiesiog lengvai nuprausti tą įdegį. Jeigu norint, kad įdegis išliktų ilgiau, jie rekomenduoja naudoti kremą, drėkinamąjį kremą. Aš naudojau savo drėkinamąjį kremą, tikrai nieko labai nesiskiria. Savaitei kokiai tiesiog rekomenduočiau naudoti šitą šveitiklį arba kokį nelabai smarkų šveitiklį odai ir tiesiog tolygiai šveisti visur odą. Aš tiesiog bandžiau su šita kempinėlė, man tiesiog labai lengvai ir gražiai šveitėsi. Dar keli pliusai apie šią kompaniją ir šias priemonės, kad kvapas yra žiauriai skanus. Tai panašiai kaip šokolado kvapas, jokio įkyrumo tikrai neskleidžia. Ir dar vienas pliusas, kad būtent bijančioms rizikuoti, bijančioms kažką nepataikyti ir kažką išbandyti ne taip, netinkančių jūsų odai, tiesiog rekomenduočiau, kaip ir aš, pabandyti būtent kelionę rinkinuką. Rekomenduoju toms, kurios tikrai nori gražaus įdegio ir jo ilgam to įdegio tikrai užtenka. Ir šią procedūrą tikrai atliksiu ne vieną kartą. Taigi šiandieną apie savaiminio įdegio priemonės tiek. Visą sąrašą apie šias priemonės ir kur jas įsigyti tikrai paliksiu apačioje. Taigi laukiu like ant šio video, sekit mano naujienas Instagramo bloge ir taip pat prenumeruokit mano kanalą. Ir iki kitų video, tikiuosi buvo naudinga. Iki!